Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrame Europos čempionate iš eilės iškopė į finalą. Prieš ketvirtfinalio etapą geriau tik už čekus ir latvius vertinti mūsiškiai iš pradžių įveikė Italiją, o užvakar po labai atkaklios kovos patiesė ir Serbijos ekipą. Pirmojoje rungtynių pusėje tiesa buvo galima tikėtis ir lengvesnės mačo baigties. Antrajame kėlinyje lietuviai nekartą mėgavosi dviženklę persvarą, tačiau prastokai sužaidė ketvirčio pabaigą. Ir serbams pademonstravus, kad pasiduoti jie tikrai dar nežada, ilsėtis prieš ilgąją pertrauką Jono Kazlausko auklėtiniai išėjo turėdami vos 1 taško pranašumą. Nervingame trečiajame kėlinyje, kuriame kartu ekipos pelnė vos 24 taškus, mūsų ekipai prireikė daug laiko tam, kad įsibėgėtų, per tą laiką serbai įsiveržė į priekį, tačiau užtikrinta kėlinio pabaiga leido susigrąžinti persvarą ir prieš žaidžiant paskutinės 10 minučių Lietuvos rinktinės pozicijos buvo geresnės – 48-43. Nors ketvirtasis kėlinys prasidėjo dar vieną sėkmingą lietuvių atkarpą, serbai vėl sugrįžo į rungtynes, sumažino skirtumą iki minimumo, bet persverti rezultato varžovams neleido Mantas Kalnietis, pataikęs tritaškį. Iki, kaip vėliau paaiškės rungtynių pabaigos, likus pusė minutės, kamuolys atsidūrė Renaldo Seibučio rankose, kuris varžovams prieš jį pažeidus taisyklės realizavo abu baudų metimus ir suteikė savo komandai 4 taškų pranašumą. Milošas Teodosičius, bandydamas gelbėti skęstančią Serbiją, smeigė labai sudėtingą tritaškį, tačiau lemiamomis akimirkomis suklydo Bogdanas Bogdanovičius ir Milošas Teodosičius, Mantas Kalnietis ir tas pats Renaldas Seibutis pataikė po 1 baudą, o vietą finale ir bilietą į olimpinės žaidynės iškovojusi Lietuvos rinktinė šventė pergalę rezultatu 67-64. Nugalėtojams 15 taškų surinko Jonas Valančiūnas, po 13 pridėjo Jonas Mačiulis ir Mindaugas Kuzminskas, atkovojęs 9 kamuolius. Manto Kalniečio sąskaitoje 12 taškų ir 9 rezultatyvūs perdavimai. Dėl aukso mūsiškiai žais su Ispanija. Tai bus 2003 metų finalo pakartojimas. Tada Švedijoje vykusiose pirmenybėse mūsų rinktiniai pavyko iškovoti 3. Europos krepšinio čempionato auksą Lietuvos istorijoje. Serbai tuo metu dėl bronzos žais su Prancūzija. Rungtynėse dėl paskutinio kelialapio į papildomos olimpinės atrankos turnyrą čekai įveikė panašu visas jėgas praėjusiame mače su Graikija, palikusius latvius. Po 3 kėlinių Čekijos ekipa turėjo net 35 taškų pranašumą ir iškovojo 7 vietą, laimėdama rungtynės rezultatu 97-70. Prie įspūdingos čekų pergalės Janas Veselį pridėjo 24 taškus ir 6 atkovotus kamuolius, Tomašas Satoranskis įmetė 16 taškų. Beviltiškai atrodžiusiems ir olimpinės viltis jau veikiausiai palaidojusiems latviams 11 surinko Janis Tima. Tai Marius Prekevičius. Šitą nepasakysiu. Gidonas Markevičius. Marčiulionis Kęstutis. Darius Mukminas. Dėl suklyst nenoriu sakyti. Andrius Jurkūnas turbūt. Žinau. Dimavičius liktai. Liktai Dimavičius, jeigu neklystu. Jonas Visockas. Galvaišvila labai jaunas. Prekevičius. Nežinau. Šeštokas? Ne, čia Marčiulionis. Marčiulionis. Čia bloga ryška, bet čia turbūt Šiškauskas. Ne? Labai blogai matosi, negaliu įžiūrėti. Tai nežinau. Nežinau. Einikis. Ne. Tai iškirp šitą visiškai tavo. Net neįsivaizduoju, kas šitokie. Šitas turbūt labai geras, nebuvo. Tas Paulauskas. Oi, tai čia tas pats pirmas, tas pusiau amerikietis, ne? Žinau, kas toks, bet nežinau pavardės. Va, Lubinas. Tai kas čia? Turbūt Žalgirį žaidė, ne? Tai
Čia Prekevičius. Visi matyti veidai, bet tikrai neatsimenu pavardžių. Arūnas Visockas. Teko susidaryti. Nežinau.